Šiame bute Lina praleido kone 20 metų, tačiau dar niekada šildymo sąskaitos nekėlė tokio didelio galvos skausmo kaip dabar. Mes nors ir kraštiniam bute gyvenam šiaurės pusėje, mums radiatorių šilumos iš tiesų užtenka. Gal nesame karštamėgiai ar kokie, bet iš tiesų mums nešalta yra. Ir kad dar labiau kažką imti sandarinti, o kas yra padaryta ir sienos, kada darytas remontas, yra skylės užtaisytos ir sakau, kad antra siena įdėta tiesiog pašiltinimui. Šiuo metu tikrai mes savo būtume nelinkę ką nors daugiau įdėti, kad patys sulaikytume šilumą iš vidaus. Plytiniame daugiabutyje įsikūręs Modestas patirties semėsi iš kaimynų. Užeinu į vieną butą, kuris tikrai labai šiltas buvo. Paklausė, kame reikalas, taip žmogus darėsi remontą ir tiesiog vietoj apšiltinimo tiesiog padarė pusės centimetro fanieros juostelėmis ir gipskartoniu apkalė, apsiuvo kambarį ir tame bute 5 laipsnius temperatūra pakilo. Visgi Modestas siūlo nepamiršti ir elementarių šilto buto principų. Na, ten, kur ant radiatorių užstatyti baldai, užuolaidos nuleistos tankios, plastikinius langus, sakykime, nekokybiškai sudėtus pučia vėjai. Na, sakykime, nepaslaptis matom, kad sudeda iš vidaus pasitvarko, bet išoriai matome, kad makrofleksas jisai nesutvarkytas, jisai išporėjęs būna ir kaip taisyklė, pro juos taip pat pratenka vėjas. Atplėšęs grindjuostę, pastebėjau, kad tiesiog pučia vėjas. Tai tikra to žodžio prasme, dideli šalčio tiltai yra per grindis. Yra taip pat saramos languose, tai jos irgi yra šalčio tiltai. Tai vat, aš juos putplasčiu apklijavau, aptinkavau ir toje vietoje vėlgi stabdau šalčio pralaidumą. Sekite eksperimentą ir sužinosite, kokius patarimus mūsų dalyviams duos ekspertai.